Leidykla Helios ir Audioteka LT pristato Juano Gomeso Jurado audio knygą Raudonoji karalienė. Iš ispanų kalbos vertė Gerda Pilipaitytė. Įgarsino Karolis Kasperavičius. Leidykla Helios, Audioteka LT, 2026 metai, visos teisės saugomos. Skiriu Babs. Sutrukdymas. Antonija Scott leidžia savo galvoti apie savižudybę tik 3 minutės per dieną. Bet kuriam kitam žmogui 3 minutės gali atrodyti trumpas laiko tarpas. Tik ne Antonijai. Sakytume, kad jos protas po gaubtu turi daug arklio galių. Tačiau Antonijos galva nesportinės mašinos variklis. Sakytume, jog ji gali apdoroti didžiulį kiekį duomenų, bet Antonijos protas ne kompiuteris. Antonijos Scott protas panašesnis į džiunglės. Džiunglės pilnas beždžionių, kurios visų greičių šokinėja nuo lianos prie lianos ir kiekviena jų ką nors nešasi. Galybė beždžionių su daugybė nešulių, susidurančių ore ir rodančių viena kitai iltis. Todėl per 3 minutės užmerktomis akimis sėdėdama ant grindų sukryžiavusi basas kojas, Antonija geba apskaičiuoti greitį, kuriuo jos kūnas trenktųsi į grindinį, jeigu iššoktų per priešais esantį langą, kiek miligramų propofolio padėtų norint užmigti amžiams, kiek laiko reikėtų išbūti panirusiai į užšalusią ežerą ir kokios temperatūros turėtų būti jo vanduo, kad hipotermija sustabdytų širdies plakimą. Ji planuoja, kaip galėtų gauti tokį receptinį vaistą, kaip tarkim propofolis, papirkti slaugytoją ir svarsto, kur šiuo metų laiku gali būti artimiausias užšalęs ežeras. Juodasis ežeras Sorijoje. Apie šuolį iš savo mansardos nenori net galvoti, nes langiukas gana siauras, o ji įtaria, kad šlykštus maistas, kurį tiekia ligoninės kavinėje, eina tiesiai ją į klubus. Tos 3 minutės, kai galvoja, kaip nusižudyti, yra 3 minutės priklausančios jai. Jos šventos. Jos jai padeda išlaikyti sveiką protą. Taigi jai visiškai nepatinka, kai nepažįstami žingsniai pasigirdę 3 aukštais žemiau sutrukdo ritualą. Tai ne vienas iš kaimynų. Jų žingsnius iškart atpažintų. Ir ne kurjeris, juk sekmadienis. Kad ir kas ten būtų, Antonija įsitikinusi, kad ateina pas ją. Ir tai jai dar labiau nepatinka. Pirma dalis. Jonas. Mūsų šalyje, vis dar gaudydama kvapą žiopčiojo Alisa, paprastai patenki į kokią nors kitą vietą, jei taip ilgai bėgi. Lėta šalis, atsakė karalienė. Čia reikia bėgti kiek įkabini, kad išsilaikytum toje pačioje vietoje. O jei nori patekti kur nors kitur, reikia bėgti mažiausiai 2 greičiau nei mudvi. Luisas Kerolis, Alisa veidrodžio karalystėje. Pirmas skyrius. Užduotis. Jonui Gutieresui nepatinka šitie laiptai. Ne dėl to, kaip atrodo. Taip, jie seni. Įeidamas pastebėjo, kad namas statytas 1901-aisiais. Girgždantys ir nuo 119 metų naudojimo per vidurį išdilusiomis pakopomis, bet tvirti, gerai prižiūrėti ir nulakuoti. Šviesos čia mažai, o 30 vatų lemputės, kabančios palubėje, tik paryškina šešėlius. Jam lipant į viršų pro durų apačias sklinda balsai nesuprantamomis kalbomis, egzotiški kvapai, keista nežinomų instrumentų muzika. Galų gale juk esame Lavapieso rajone. Dabar sekmadienio vakaras ir artėja vakarienės metas. Bet laiptai Jonui nepatinka visai ne dėl to. Jis įpratęs prie praėjusio amžiaus liekanų. Gyvena su mama. Tamsių vietų, jis gėjus, ir įtartinais dalykais besiverčiančių užsieniečių įtartinose situacijose. Jis policijos inspektorius. Joną Gutieresą labiausiai nervina tai, kad šiais laiptais reikia kopti.
Prakeikti seni namai, mąsto Jonas. Nėra vietos liftams įrengti. Bilbao taip nebūna. Nepasakytum, kad Jonas storas. Bent jau netoks storas, kad komisaras atkreiptų į tai dėmesį. Kas, kad inspektoriaus Gutiereso stotas primena statinę su rankomis. Jos viduje, nors ir nematyti, slypi akmenų kilnojimo ištreniruoti raumenys. Jo asmeninis rekordas – 293 kg. Netrupučio mažiau ir neliejant per daug prakaito, tiesiog hobis. Šeštadienių rytams praleisti. Ir kad kolegos neknistų proto, jog jis žydras. Nes Bilbao yra Bilbao, o farai yra farai. Ir daugumos jų mąstysena dar senoviškesnė nei šitie prakeikti šimtamečiai laiptai, kuriais Jonas taip sunkiai lipa. Ne, Jonas netoks storas, kad viršininkas galėtų jam dėl to priekaištauti. Bet to komisaras turi svarbesnių priežasčių lieti ant jo pykti. Lieti pykti ir išmesti jį iš skyriaus. Tiesą pasakius, Jonas yra nušalintas nuo darbo ir negauna atlyginimo, bent jau oficialiai. Jis visai nėra storas, tik toji kūno statinė užritinta ant tokių kojų, kurios po ją atrodo kaip dantų krapštukai. Todėl joks sveiko proto žmogus nepavadintų Jono vikriu vyruku. Trečiame aukšte Jonas atranda stebuklingą protėvių išradimą – vietą pailsėti. Kuklę lentą, ketvirčio apskritimo formos, pritvirtinta laiptinės aikštelės kampe. Ta lenta prilygsta rojui ir Jonas leidžia savo ant jos nudribti. Kad atgautų kvapą, kad pasiruoštų susitikimui, kurio visai nenori. Ir kad apmastytų, kaip po velniais jo gyvenimas taip greitai galėjo nueiti šuniui ant uodegos. Na ir įsivėliau, pagalvoja. Antras skyrius. Praeities blyksnis. Į sušiktai rimtas problemas, inspektoriau Gutieresai, pabaigė sakinį komisaras. Jo veidas omaro spalvos, o kvėpuodamas jis švokščia lyg garpuodis. Esame Bilbao nacionalinės policijos komisariate, Gordonės gatvėje dieną prieš tai, kai Jonui teks susidurti su 6 aukštais laiptų Lavapieso rajone, Madride. Kol kas jam gresia kaltinimai dokumentų klastojimu, įkalčių pakišimu, trukdymu įvykdyti teisingumą ir profesinio lojalumo trūkumu. Ir kalėjimas nuo 4 iki 6 metų. Jeigu prokuroras supyks, pareikalaus ir 10 metų kalėjimo, o teisėjas mielai tau juos skirs, nes niekam nepatinka korumpuoti pareigūnai, sako komisaras ir tvoja delnu per plieninį stalą. Jie yra tardymo kambaryje, o suteikta garbė patekti į tą vietą niekas pernelyg nedžiūgauja. Inspektorius Gutieresas gavo premium paketą. Aukšta temperatūra, kaip tik tas malonus viduriukas tarp troškinančio karščio ir mirties uždūstant, ryškios šviesos, tuščias, bet gerai matomas vandens ąsotis. Aš nesu korumpuotas, sako Jonas, atsispirdamas pagundai atsilaisvinti kaklaraištį. Niekada neįsimesčiau nė cento savo kišenę. Lyg tai kam nors rūpėtų. Ką po velniai savo galvojai? Jonas galvojo apie Desirę Gomes, kitaip Dezę, dar kitaip Blizgutį. Visus savo 19 metų Dezė gyveno sunkiai, pastaruosius 3 iš jų leidžia gatvėje. Maištaudama, miegodama, leisdamasi į veną. Salono lėlytė gyvatės odos rašto siaurikėmis. Nieko, ko Jonas dar nematęs. Bet kai kurios iš tų merginų tau įsminga į širdį, pačiam nesuprantant kaip, ir tada viskas tampa Sabinos daina. Nieko rimto. Šypsnis, pakvietimas kavos 6, bet niekada ryto. Ir staiga tau ima rūpėti, kad suteneris jie primuša iki ištinimo. Tada kalbėsi su juo, gal nustos. O suteneris nenustoja, nes jam smegenyse trūksta tiek varžtelių, kiek burnoj dantų. Jie išsiverkia tau ant peties, o tu vis labiau siunti. Ir anksčiau nei susivokė, pakiši jam į automobilį 375 gramus
heroino. Būtent tiek, kiek reikia, kad jam kliūtų nuo 6 iki 9 metų. Nieko negalvojau, atsako Jonas. Komisaras persibraukė ranką veidą, trina jį taip, lyg norėtų nuo jo nušveisti apstulbimo išraišką. Nepavyksta. Žiūrėk, Gutieresai, jeigu bent jau su jiem miegotum. Bet tavęs juk netraukia moteris, tiesa? Ar dabar žvejoji abiejose pusėse? Jonas papurto galvą. Na, planas nebuvo prastas, ironizuoja komisaras. Pašalinti tą šiukšlę iš gatvės buvo superinė idėja. 375 gramai heroino ir tiesiai į kalėjimą. Jokių lengvinančių aplinkybių nei istorijų. Jokių varginančių procedūrų. Planas buvo puikus. Problema ta, kad Jonui jis pasirodė toks geras, jog sugalvojo papasakoti Dezei. Tegu žino, ta mėlynė paakyje tie sumušimai ir tas įskilę šonkulis bus paskutiniai. O tada Dezei, apkvaitusiai nuo heroino, pagailo savo vargšelio sutenerio. Ėmė ir viską jam išklojo. Suteneris ją pastatė prie kampo, liepė slapta filmuoti mobiliuoju telefonu. Įrašą pardavė 6 kanalui už 300 eurų. Nupirko iškart, kitą dieną po to, kai buvo sulaikytas dėl prekybos narkotikais. Kilo didžiulis sąmyšis. Straipsnis pirmuose puslapiuose ir vaizdo įrašas visose naujienų laidose. Komisarė, aš nežinojau, kad mane filmuoja, sako Jonas susigėdęs. Jis taršo savo kiek besigarbanojančius rausvo atspalvio plaukus. Glosto vešlę žilstelėjusią barzdą. Ir prisimena. Dezei sušiktai drebėjo rankos ir ji tiesiog apgailėtinai bandė sufokusuoti vaizdą, be to, ką nufilmavo užteko. O lėlės veidelis scenose atrodo puikiai. Ji suvaidino Oskaro vertą vaidmenį. Mergina to, kurį neteisingai apkaltino policija. Nei popietinėse programuose, nei vakariniuose pokalbių šou nerodė dabartinio sutenerio įvaizdžio. Be rankovių marškinėlių, parudavusių dantų. Ne, rodė 10 metų senumo nuotrauką, ten jis dar nė pirmosios komunijos nesuvirškinęs. Suklupęs angelėlis, kalta visuomenė ir panašiai. Sugadinai šito komisariato reputaciją, Gutieresai. Reikia būti kvailam ir naiviam. Tikrai neįtariai, kas vyksta. Jonas dar kartą papurto galvą. Jis pats apie viską sužinojo, kai tas vaizdo įrašas jam atkeliavo per WhatsAppą. Tarp memų. Mažiau nei per 2 valandas filmukas išplito po visą šalį. Jonas iš karto prisistatė į komisariatą, kuriame prokuroras rėkdamas jau reikalavo jo galvos, susiklėdėmis vietoje po puošimo. Apgailestauju, komisarė. Ir kiek dar teks apgailestauti? Komisaras prunkšteli, atsistoja ir spirimas teisėto pasipiktinimo išeina iš kambario. Lyg jis niekada nebūtų klastojęs įkalčių, laisviau pažiūrėjęs į baudžiamąjį kodeksą ar šen bei ten pagudravęs. Žinoma, nesykio nebuvo toks kvailas, kad jį pričiuptų. Jonui duodama laiko pavirti savose sultyse. Iš jo paėmė laikrodį ir mobilųjį telefoną. Įprastinė procedūra laiko nuovokai prarasti. Kiti asmeniniai daiktai laikomi voke. Neturint ko užsiimti, valandos lenka labai lėtai, lieka daug laiko kankintis dėl savo kvailumo. Pralaimėjus žiniasklaidos teismą liks tik spėlioti, kiek metų prisieis tupėti Basaurio kalėjime. Vietoje, kurioje jo lauks keletas draugų, taip norinčių pričiupti 3 prieš 1 farą, kuris juos ten patupdė. O galbūt jį išsiųs toliau, kad apsaugotų į kokią nors vietą, kur nė amačio, baskų kalba mama, negalėtų jo aplankyti. Atnešti puodo savo garsiojo sekmadieninio žuvies troškinio. 9 metai. Per metus 50 sekmadienių, vadinasi, 400 sekmadienių be žuvies troškinio. Neįtikėtinai daug. Jam tai atrodo didelė bausmė.
o jo amačio jau nebejauna. Susilaukė jo 27, beveik skaisti kaip liepė Dievas. Dabar jam 43, o jai 70. Kai Jonas išeis į laisvę, jau nebebus amačio, kad pagamintų žuvies troškinio. Jeigu jį čia pat vietoje nemirs iš išgąsčio sužinojusi tokią naujieną. Greičiausiai ją jau papasakojo kaimynė iš antro B buto. Tikra gyvatė 2 šakų liežuviu. Ta pati, kuri pirmiau buvo iškėlusi skandalą dėl pelargonijų. Praeina 5 valandos, nors Jonui jos išsitęsė į 50. Niekada nebuvo iš tų, kurie gali ramiai sėdėti vienoje vietoje. Todėl ateitis už grotų jam atrodo neįmanoma. Apie savižudybę negalvoja, nes vertina gyvenimą labiau už viską ir yra nepataisomas optimistas. Jis iš tų, iš kurių Dievas juokėsi, leisdamas ant jų nukristi tonai plytų. Tačiau Jonas nežino, kaip ištrūkti iš kilpos, į kurią savo norų įkišo galvą. Jonas pasineria į šiuos tamsius mintijimus ir tada atsidaro durys. Jis tikisi vėl išvysti komisarą, bet vietoje šio įeina aukštas lieknas vyras. Juodbruvas, šonuose ryškiai praplikęs, 40-metis plonais pakirptais ūsais ir lėliškomis akimis, lyg būtų nupieštos, o ne tikros. Susiglamžęs kostiumas, portfelis, brangus. Jis šypsosi. Blogas ženklas. Ar jūs prokuroras? Susidomi Jonas. Niekada jo nematė, bet nepažįstamasis akivaizdu jaučiasi kaip namuose. Patraukė vieną iš plieninių kėdžių, toji sucipė čiuoždama cementinėmis grindimis ir nenustodama šypsotis atsisėda kitoje stalo pusėje. Iš portfelio išsitraukia kažkokius lapus ir ima juos nagrinėti. Lyg Jonas nesėdėtų netoliese, mažiau nei už metro. Tai ar jūs prokuroras? Neatstoja Jonas. Ne, aš ne prokuroras. Taigi advokatas? Nepažįstamasis prunkšteli, lyg įsižeidęs, lyg pralinksmėjęs. Advokatas. Ne, aš ne advokatas. Galite mane vadinti mentoriumi. Mentorius? Čia vardas ar pavardė? Nepažįstamasis nepakeldamas žvilgsnio toliau varto popierius. Jūsų situacija gana kompromituojanti, inspektoriau Gutieresai. Pradedant tuo, kad buvote nušalintas nuo pareigų ir nebegaunate algos. Be to, jums pateikta keletas kaltinimų. O dabar geros naujienos. Turite stebuklingą lazdelę, kuri visą tai panaikintų. Kažką panašaus. Priklausote padaliniui daugiau nei 20 metų, sulaikėte daugybę nusikaltėlių, keli skundai dėl nepaklusnumo, sunkiai toleruojate valdžią, jums patinka trumpesni keliai. Ne visada galima laikytis taisyklių paraidžiui. Mentorius ramiai susideda dokumentus atgal į portfelį. Jums patinka futbolas, inspektoriau? Jonas gūžteli pečiais. Kartais pasižiūriu kurias nors atletiko varžybas. Iš įpročio, nes atletiko yra atletiko. Gal matėte žaidžiant Italijos rinktinę? Italai turi priežodį. Nessuno ricorda il secondo. Niekas neprisimena antrojo. Jeigu laimi, jiems neįtin svarbu, kaip laimi. Imituoti baudą visai negėda. Įspirti varžybų dalis. Vienas iš minčių šią filosofiją pavadino šūdmalą. Koks išminčius? Dabar pečiais gūžteli mentorius. Jūs esat šūdmalys, kaip rodo jūsų paskutinis žygdarbis su sutenerio automobilio bagažine. Aišku, dalykas tas, kad arbitras neturėjo to pamatyti, inspektoriau Gutieresai. Ir jau tikrai žaidimo repeticija neturėjo atsirasti socialiniuose tinkluose su grotažyme policijos diktatūra. Paklausykit jūs, mentoriau, ar kaip ten vadinatės, sako Jonas, padėdamas savo didžiulės rankas ant stalo. Aš pavargau.
Mano karjera nuėjo šuniui ant uodegos, o mano mama tikriausiai išprotėjusi iš susirūpinimo, nes negrįžau namo vakarienės ir dar geriau, negalėjau jos perspėti, kad praleisiu krūvą metų su ja nesimatydamas. Taigi arba eikit prie esmės, arba po velnių. Pateiksiu jums pasiūlymą. Jūs padarote tai, ko noriu, o aš jūs ištraukiu iš šitų, kaip tai pavadina jūsų bosas, sušiktai rimtų problemų. Pasikalbėsite su prokurorais ir su žiniasklaida. Nagi, žmogau, juk aš ne vakar gimęs. Suprantu, kad jums nėra lengva klausyti nepažįstamo. Tikriausiai pažįstate ką nors geresnį, į ką galėtumėte kreiptis. Jonas nepažįsta nieko, į ką galėtų kreiptis. Nei geresnio, nei blogesnio. Suvokia tai jau 5 valandas. Jis pasiduoda. Ko norite? Noriu labai nedaug, inspektoriau Gutieresai, kad susipažintumėte su viena mano sena drauge ir pakviestumėte ją šokti. Jonas nusikvatoja, tačiau tame kvatojime nėra nė kruopelės džiaugsmo. Bijau, kad jūs klaidingai informavo apie mano pomėgius. Nemanau, kad jūsų draugiai patiktų su manimi šokti. Mentorius dar kartą nusišypso, šypsena nuo ausies iki ausies, kelianti dar didesnį nerimą nei anksčiau. Žinoma, kad nepatiktų, inspektoriau. Tiesą pasakius, ir nesitikiu. 3 skyrius. Šokis. Taigi, paskutinį laiptų ruožą Melancholijos gatvės Lavapieso rajone Madride 7 name Jonas Gutieresas pasiekė gana prastos nuotaikos. Komisaras irgi nenorėjo jam nieko aiškinti, kai Jonas jo paklausė apie mentorių. Iš kur po velniais jis išlindo? Iš nacionalinio saugumo? Iš nacionalinio žvalgybos centro? Iš keršytojų? Daryk tai, kas liepiama, ir neklausinėk. Jonas vis dar yra nušalintas nuo darbo, negauna algos, nors kaltinimai jam atidėti. O vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip jis padeda heroiną sutenerio mašinoje, stebuklas, dingęs iš televizijos bei laikraščių. Būtent taip, kaip pažadėjo mentorius, jeigu Jonas sutiks su jo keistu pasiūlymu. Žmonės vis dar apie tai kalba socialiniuose tinkluose, bet Jonui nelabai rūpi. Čia tik laiko klausimas. Twitterio hienos greitai ras kitą lavoną ir grauš jį tol, kol liks tik švarūs balti kaulai. Tačiau inspektoriaus Gutiereso kvėpavimas apsunkęs, o širdies plakimas pagreitėjęs. Ir tai ne tik dėl laiptų. Mentoriui negana, kad Jonas susipažintų su jo drauge, Antonija Scott. Už savo pagalbą jis pareikalavo ir kai ko daugiau. O sprendžiant iš to, ką mentorius jam paaiškino, antroji dalis bus sunkesnė. Užlipęs iki paskutinio aukšto pamato duris į palėpę. Žalias, velniškai senas, apsilaupiusias. Jos atidarytos. Plačiai. Sveiki? Nustebęs užeina į butą. Prieškambaris tuščias. Nėra jokio baldo nei kabyklos, net nusususios peleninės pirktos su prekybos centro Carrefour nuolaidų kortele. Tik kalnas tuščių, išdžiūvusių plastikinių maisto dėžučių. Kvepia kariu, kuskusu ir kitais valgiais iš 6 ar 7 šalių. Tie patys kvapai iš butų, kuriuos Jonas praėjo kopdamas aukštyn. Už prieškambario koridorius. Taip pat tuščias. Be paveikslų, be lentynų. Po vienas duris abiejose pusėse ir 3 gale. Visos atidarytos. Pirmosios veda į vonios kambarį. Jonas žvilgteli ir pastebi tik vieną dantų šepetėlį. Braškių skonio Colgate dantų pastą ir gabalėlį muilo. Dušo želės buteliuką duše. Pustuzinį indelių kremo nuo celiulito. Kągi, atrodo, ji tiki magiją, galvoja Jonas. Dešinėje tik miegamasis, tuščias. Atidarytoje įmontuotoje spintoje yra keletas pakabų. Tik ant vieno kito kabo drabužiai.
Jonas susimąsto, kas per žmogus taip gyvena, tik su keliais daiktais. Spėlioja, gal jos čia jau nebėra. Baiminasi, kad pavėlavo. Toliau kairėje mažytė virtuvė, indai plautuvėje. Baltas dirbtinio kvarco stalviršis, Ocean rašto. Nešvarus desertinis šaukštas, pasiklydęs pusiaukelėje iki kriauklės. Koridoriaus gale svetainė, mansardos tipo. Plikų plytų sienos, tamsios medinės sijos. Blanki šviesa skverbėsi pro 2 stoglangius ir pro vieną langą. Lauke leidžiasi saulė. Viduje ant grindų vidury kambario lotoso poza sėdi Antonija Scott. 30 kelerių metų. Mūvi juodomis kelnėmis ir vilki baltais marškinėliais. Basa. Prieš ją padėta iPad planšetė, į elektros lizdą įjungta labai ilgu laidu. Sutrukdėjai man, sako Antonija, apsuka iPadą ir paguldo ekranu į susidėvėjusi parketą. Labai nemandagu. Jonas iš tų, kurie suerzinti pereina į kontrataką. Prevenciškai, dėl sportinio intereso, kad parodytų, jog turi kiaušus. Visada palieki duris atidarytas. Nežinai, kokiame rajone gyveni. O jei aš psichopatas prievartautojas? Antonija sumišusi mirkteli. Gerai nesupranta sarkazmo. Tu nesi psichopatas prievartautojas, tu policininkas Baskas. Dėl Basko Jonas nebando savęs apgauti. Akcentas nepalieka vietos abejonėms. Bet nustemba, kaip jis suprato, kad jis policininkas. Įprastai farai atsiduoda farais. Jonas, kuriam nereikia mokėti nuomos ir kuris išleidžia visą algą drabužiams, apsirengęs pagal užsakymo siūtų 3 dalių plonos vilnos kostiumu ir itališkais batais, panašesnis į rinkodaros direktorių. Iš kur žinai, kad aš policininkas? Klausė Jonas, atsiremdamas į durų staktą. Antonija parodo į kairę Jono švarko pusę. Siuvėjas stengiasi drabužį sukurpti taip, kad paslėptų ginklo iškilimą, bet jam ne visai pavyko. Nepadeda ir Jono mitybos įpročiai. Aš inspektorius Gutieresas, prisipažįsta jis. Svarsto, ar paduoti jai į ranką, bet laiku susituri. Jį perspėjo, kad šiai moteriai nepatinka fizinis kontaktas. Tave siuntė mentorius, sako Antonija. Tai neklausimas. Tave perspėjo, kad ateisiu? Nebuvo reikalo. Čia niekada niekas neateina. Ateina tavo kaimynai, kai atneša maisto. Turbūt tu jiems labai svarbi. Antonija gūžteli pečiais. Aš namo savininkė. Na tikriau mano vyras. Tuo maistu jie sumoka nuomą. Jonas greitai apskaičiuoja 5 aukštai, 3 butai, kiekviename iš jų 1000 eurų už butą. Tai bent, kuskusas tau brangiai atsieina, turėtų būti tikrai skanus. Man nepatinka gaminti, šypsodamasi atsako Antonija. Tik tada Jonas pastebi, kad ji labai graži. Neypatinga gražuolė, nereikia perdėti. Iš pirmo žvilgsnio Antonijos veidą sunku pastebėti, lyg tuščią lapą. Plaukai juodi, tiesus, su sklastimu per vidurį, irgi neišskirtiniai. Bet kai jis šypsosi, veidas nušvinta kaip eglutė per kalėdas. Ir tada pamatai, kad akis, nors pirmiau atrodė rudos, iš tiesų yra žalios alyvuogių spalvos, kad skruostose atsiranda duobutės, sudarydamos tobulą trikampį su ta, kuria paženklintas makras. Tada jis surimtėja ir efektas išnyksta. Dabar išeik, paragina Antonija, vėduodama ranką į Jono pusę. Neišeisiu, kol neišklausysi to, ko pasakyti čia atėjau, atsako inspektorius. Manai, tu pirmas, kurį atsiunčia mentorius? Prieš tave buvo dar 3. Paskutinis tik prieš 6 mėnesius. Ir visiems jums pakartosiu tą patį. Manęs nedomina. Jonas pasikaso lengvai besigarbanojančiais, kaip jau sakėme, rausvo atspalvio plaukais apaugusią galvą ir giliai įkvepia.
Šitam didžiuliam kūnui pripildyti reikia keletos sekundžių ir nemažai litrų deguonies.